Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas nestokoja gero humoro jausmo. Ilgą laiką opozicijos ir save nepriklausomą vadinančios vietos žiniasklaidos vadintas caru, Ričardas Malinauskas pasistengė jų nenuvilti ir savo tarnybinį automobilį papuošė išskirtiniais numeriais, ant kurių taip ir parašyta caras. Tiesiog nenorėdamas nuvilti opozicijos, kadangi tiek daug įdėjau pastangų prikabindama man vieną ar kitą etiketę, tai tiesiog žmonės, kurie daug dirba, daug deda pastangų ir jeigu jos yra bevaisės, tai yra tiesiog skaudu, aš manau, mums visiems. Tai aš juos nenorėdamas nuvilti, padariau visas pastangas, įdėjau nemažai savo investicijų, kad galėčiau puikuotis man suteiktom regalijom ir pavadinimais. Kurį automobilį puošite šitais išskirtiniais numeriais? Svarbiausią automobilį, savo kaip mero automobilį, kad jisai tikrai galėtų būti išskirtinis, kaip ir buvo iki šiol. Ir kad visi Lietuvoje pastebėtų ir jau žinotų, kad atvažiuoja Malinauskas, o ne kas nors kitas. Aš manau, kad ne tik Lietuvoje, mes dabar važinėsime daug ir po Europą. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas sakė, šiuo automobiliu važiuosies visur, kur teks vykti tarnybiniais reikalais.